Labadiena, sveiki susirinkę į spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja Lietuvos susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius bei komisaras Simkalas. Ministrė, žodis jums. Ačiū labai. Gerbiamas komisarė, mėly spaudos atstovai, žurnalistai. Lietuva kaip ES tarybai pirmininkaujanti šalis rugsėjo 16 dieną Vilniuje surengė neformalų ES transporto ministrų susitikimą ir aukšto lygio debatus tema bendras Europos dangus ateities vizija. Aukšto lygio debatai buvo skirti aptarti esamą bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo būseną, akcentuojant tolesnius veiksmus, kuriuos numatoma atlikti. Mano kolegos, ES transporto ministrai ir aviacijos pramonės atstovai konferencijos metu išreiškė paramą tolesniai bendro Europos dangaus ir funkcinių oro erdvės blokų plėtrai, sudarant galimybės užtikrinti saugų ir efektyvų oro eismo valdymą bei pasiekiant svarbiausius bendro Europos dangaus iniciatyvos tikslus. Tai yra pagerinti skrydžių saugą, padidinti oro erdvės pralaidumo pajėgumus, sumažinti oro navigacijos paslaugų kainą ir sumažinti neigiamą orlaivių taršos poveikį aplinkai. Vis dėlto ministrai atkreipė dėmesį į būtinybę įvertinti galiojančių bendro Europos dangaus iniciatyvos reglamentų įgyvendinimo rezultatus, juolab, kad tik šiuo metu jie pradeda duoti praktinę naudą. Todėl tikrasis jau atliktų reformų mastelis ir poveikis praktikoje gali paaiškėti kiek vėliau. ES transporto ministrai atsargiai įvertino komisijos siūlymą atskirti papildomų paslaugų teikimą nuo bendro oro eismo kontrolės paslaugų teikimo, nustatant prievolę, kad šalims narėms suteikti galimybę šias strategiškai svarbias paslaugas teikti rinkos sąlygomis. Susitikimo metu ministrai taip pat akcentavo socialinius bendro Europos dangaus įgyvendinimo aspektus. Diskusijos dalyviai, vertindami komisijos pristatytą viziją, teigiamai įvertino siekį aiškiau reglamentuoti ESA ir nacionalinių priežiūros institucijų kompetencijas, tačiau pasigedo valstybių narių galimybių dalyvauti, nustatant oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos rezultatų tikslus. Aišku, teigiamą požiūrį į paramą bendro Europos dangaus vystymui išreiškia pagrindinių bendro Europos dangaus naudotojų, tai yra oro vežėjų atstovai. Aš manau, kad mes privalome įsiklausyti tiek į jų, tiek į visų ES piliečių, kurie keliauja oro transportų interesus. Bendro Europos dangaus tolesnė plėtra yra visų mūsų bendras prioritetas. Vertindamas visą šiandien išgirstą informaciją, manau, kad labai svarbu užtikrinti pragmatišką ir efektyvų požiūrį į kylančių klausimų ar užduočių sprendimą bei veiksmų šioje srityje tęstinumą. Ačiū. Thank you. Of course, I have little to add. Dėkuoju. Neturiu daug ką pridurti šalia to, kas buvo paminėta. Noriu tik pasakyti, kad šiandien vykusios diskusijos buvo be galo aktyvios ir politiškai aktyvios. Nes projektas labai jautraus pobūdžio
pati sritis tikrai labai svarbi, kaip sukurti tą bendrą Europos dangų. Manau, kad reikėtų daugiau tokio pobūdžio diskusijų. Dabar mes apsikeitėme nuomonėmis ir valstybėms narėms tikrai nemažai jautrių klausimų, apie kuriuos ministras užsiminė. Tačiau kaip ir su visais europiniais pasiūlymais, komisijos pasiūlymais, šis pasiūlymas yra tikrai ambicingas. Jis buvo pateiktas Liepos mėnesį. Šiuo metu mes dar bandome geriau įgyvendinti jau esančius teisės aktus, siekėme kuo greičiau, kuo veiksmingiau būtų įgyvendinta Europos bendro dangaus idėja. Taigi mes apsikeitėme idėjomis ir toliau dirbsime su šiuo pasiūlymu, kaip kad yra įprasta, turės vykti tam tikri politiniai bei teisiniai procesai ir aš tikiuosi, kad galiausiai bus parengtas dokumentas ir aiški programa, kuri padės toliau vystyti bendro Europos dangaus idėją ir toliau gyveninti šį projektą. Ačiū. Labadiena, LNK žinios, Liuda Kudinova. Norėčiau pasiklausti tiek ministro, tiek komisaro. Žinau, kad šiandien buvo pasirašyta po šiek tiek kilusių problemų ir dėrybų Rail Baltic sutartis. Iš tikrųjų, gal galėtumėt pasakyti, kokios tam buvo kilusios dėrybinės problemos ir kaip jas pavyko išspręsti. O eurokomisarai norėčiau užduoti klausimą, kokią reikšmę šitas projektas turės tiek Europos Sąjungai, tiek Lietuvai. Ačiū Jums labai už klausimą. Šiandieną iš tikro pietų pertraukos metu buvo pasirašyta deklaracija, kurią pasirašė 5 šalių ministrai. Tai yra Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Ministrai sutarė po ilgų dėrybų ir gan sunkių dėrybų dėl principų, kuriais vadovaujantis bus įgyvendintas Rail Baltica projektas, geležinkelio projektas, skirsiantis minėtas valstybės ir užtikrintis greitaeigį susisiekimą su senosiamis Europos valstybėmis. Klausimų dėrybų metu iš tikro buvo iškilę iki pat paskutinės minutės, tačiau jie sėkmingai yra išspręsti. Parašai visų ministrų padėti. Aš nežinau, ar verta būtų grįžti į dėrybinę eigą, manau, kad tas jau neturi kokios tai lemiamos reikšmės. You know, you asked what problems are behind these type of negotiations. The main problem behind those is type of agreements is that there are always Pagrindinė problema, ko ne visada yra, kai valstybės narėms tenka susitarti tarpusavyje, galų gale susitarti. Aš dirbdamas transporto srities komisaru mačiau daugybę tokių dėrybų ir daugybę tokių nesklandumų. Tačiau šis susitarimas yra tarsi lūžis. Baltijos valstybės ir Lenkija parodė daug valios ir noro susitarti, nes laikas spaudžia, procesas lekia į priekį ir jau labai netrukus Europos komisijai reikia pasiūlymų, Europos komisija laukia paraiškos. Todėl labai džiaugiuosi visų tų 5 valstybių pasišventimu ir valia įgyvendinti projektą. Werner Balsen, Deutsche Verkehrszeitung, Hamburg, Germany. This is for Vice President Kallas. Noriu užduoti klausimą. Vicepirmininkui Kallas. Valstybės narės, ypač Vokietija ir Prancūzija, po SES2+ pasiūlymo pristatymo pareiškė, jog nenori įgyvendinti tos iniciatyvos. Kodėl nusprendėte vėl teikti tą iniciatyvą? Ar vadovaujatės optimizmu, ar yra ir kitų priežasčių? Pasiūlymai neatsiranda
iš niekur turėjome sukaupę patirties įgyvendinami bendro Europos dangaus modelį, mes iš jo pasimokėme, pasitelkėme savo patirtį ir pateikėme pasiūlymų, kaip patobulinti bendro Europos dangaus iniciatyvą. Mes pateikėme tą pasiūlymą Liepos mėnesį. Vokietija ir Prancūzija pareiškė abejonių. Vyko diskusija. Visi pritarė tikslams. Pritarė ir Vokietija, ir Prancūzija. Visi sutarė, kad palyginus su JAV, Europos oro erdvė yra fragmentuota ir valdoma neoptimaliai. Taigi klausimas yra kitas. Egzistuoja nuomonių įvairovė. Komisijos pasiūlymas yra ambicingas ir labai detalus. Pavyzdžiui, priežiūros funkcijos atskyrimas nuo paslaugų teikimo funkcijos. Taip pat numatomos įvairios galimybės atskirti antrinės paslaugas nuo pagrindinių paslaugų. Žinoma, tai opus klausimai. Bet juk ne pirmą kartą komisija teikia ambicingų pasiūlymų. Ir šiandien susitikime vyravo darbinė atmosfera, pragmatinė nuotaika. Taip kaip su visais pasiūlymais vyks toliau įprastinis procesas. Bus svarstymai taryboje, toliau Europos parlamente, bus teikiami pakeitimai, bus tariamasi. Svarbiausia, kad šiandien pavyko pasiūlymą aptarti. O dėl kompromisų, tai aš esu įsitikinęs, kad juos rasime. Ir tai padės sukurti bendrą Europos dangaus iniciatyvą. Iš Briuselio klausimas. Kolega kalbėjo apie tai, kad Prancūzija, galbūt Vokietija, nėra pasiruošę įgyvendinti šį naują pasiūlymą 2+. Man įdomu, kaip su kitom šalim. Ar daug tokių šalių, kurios pasisako prieš? Ir gal klausimas pirmininkaujančiai šaliai. Ar jūs ketinate nagrinėti šį pasiūlymą dar savo pirmininkavimo metu? Ar po diskusijų šiandien galvojate, kad reikėtų gal visai neleisti šito klausimo pirmininkavimo metu? How to say? It's also a normal process that sureaguosiu su klausimą. Tai yra pakankamai įprasta, kad visos valstybės narės turi skirtingas pozicijas. Vienos labiau pozityviai nusiteikusios komisijos pasiūlymo atžvilgiu, kitos labiau negatyviai nusiteikusios. Dabar būtų sunku įvardinti konkrečias valstybės, kurios už ar kurios prieš. Visos valstybės turėjo tam tikrų pastabų, svarstė dėl pasiūlymų nuostatų ir tiesiog toliau tas procesas vyks. Ir kažkada tai bus parengta kita pasiūlymo versija, atsižvelgiant visus pasiūlymus. Norėčiau jūs patikinti, kad šis klausimas, nežiūrint skirtingų valstybių narių pozicijų ir požiūrio, jis išliks pirmininkaujančios šalies darbotvarkėje, vyks darbo grupių susitikimai, posėdžiai, aptarimai ir mes tikimės, kad gruodžio mėnesį šiuo klausimu pateiksim įsamią ataskaitą ir matyti tolesnis nagrinėjimas pereis į Graikijos pusę. Andrius Sydas, Reuters. Reuters. Norėčiau vicepirmininkui užduoti klausimą. Kitą savaitę bus ICAO generalinė asamblėja. Ar jūs manote, kad jie patvirtins komisijos pasiūlymą dėl emisijų prekybos sistemos, nes yra šalių, kurios nenori, kad būtų apribotas transportas dėl šitų išlakų. Ir ar jūs ketinate su parlamentu apie tai diskutuoti? Nuostabus klausimas.
You know, it's a little not so simple. Nėra taip paprasta, Yes, we look optimistically. kaip kad jums atrodo. Na šiaip, mes optimistiškai nusiteikę. Aš kitą savaitę taip pat dalyvausiu šitame metinėme susitikime Generalinėje asamblėjoje. Ir esu optimistiškai nusiteikęs. Buvo daug dirbta su rezoliucijos kompromisiniu variantu. Sunkiai dirbom, kiekvieną dieną dirbom. Žinoma, reikės sutarti dėl tam tikrų detalių, galima diskutuoti, keisti nuostatas, bet aš esu optimistiškai nusiteikęs, aš manau, kad bus paruošta tikrai didelė deklaracija, rimta deklaracija, kurios tikslas yra išspręsti rimtą konfliktą pasaulinio aviacijos sektorėje. Mes dirbome labai daug, kad tas konfliktas būtų išspręstas. Ir visi šito proceso dalyviai tikrai labai nerimavo ir jaudinosi, bet aš manau, kad mums pavyko rasti tinkamą kompromisą. Ir aš tikrai optimistiškai nusiteikęs. BNS. Artūras Ketlerius, Baltic News Service. Praėjusią savaitę Rusija sugriežtino Lietuvos vežėjų krovinių patikrą, dėl ko prasitęsė keletų dienų vieno automobilio stovėjimas. Vežėjų atstovai išreiškė viltį, kad galbūt ministrų susitikime šis klausimas bus aptartas arba iškeltas. Tai norėjau pasiteirauti, ar buvo apie tai kalbama ir kas? Šis neformalus ministrų susitikimas darbotvarkėje nebuvo numatę šito klausimo nagrinėjimo. Bet taip jau laimingai sutapo, kad visai šalia šito pastato vyksta tarptautinė kelininkų IRU konferencija. Aš manau, kad ten ir bus nagrinėjimas minėtas klausimas pakankamai giliai. Ir kviečiu tą daryti ir domėtis taip pat ir žiniasklaidą. Paskutinis klausimas, the last one. Artūras Anužis iš TV3 žinių. Norėčiau viceprezidentui užduoti klausimą, kaip ES gins Lietuvą nuo Rusijos ekonominių sankcijų, kada yra ypač detaliai tikrinami vežėjai, lietuviškos prekės, dabar paskutinė žinia, kada pieno perdirbėjai turi sunkumų. European Union has been always Europos Sąjunga visada akivaizdžiai ir aiškiai rėmė savo valstybės narės. Ne pirma Lietuva valstybė narė susiduria su sunkumais. Anksčiau tai buvo atsitikę Suomijai, Lenkijai ir Lietuva išreiškė aišku pritarimą Lietuvai kaip valstybei nariai. Kol kas dar Lietuvos vyriausybė nesikreipė į Europos komisiją. Kelių transportas beje yra daugiausia dvišaliai klausimai. Tačiau aš, dirbdamas 9 metus Europos komisijoje, galiu paminėti daug pavyzdžių, kai panašiose situacijose Europos Sąjunga išreiškė paramą savo nariams ir padėjo konfliktų metu. Ačiū, labai malonu, kad suteikėt galimybę užduoti klausimą. Turiu klausimą ir ministrui, ir vicepirmininkui. Jūs minėjote, kad valstybės narės svarstė ir socialinius aspektus. Gal galėtume tiksliau pasakyti, kas tai per socialiniai aspektai? Ir taip pat norėčiau paklausti, ar komisija supranta valstybės narės ir pritarė tam rūpesčiui dėl socialinių aspektų? I would say that these questions, I could not say that this is
Negaliu pasakyti, kad socialiniai aspektai tapo dėmesio objektu. Buvo ir kiti dalykai, tokie kaip saugumas, nacionalinis suverenumas, oro erdvės pasidalymo klausimai ir taip toliau. Taigi socialiniai klausimai nenustelbė kitų klausimų. Aišku, labai daug kas priklauso nuo to, kokie yra socialinės apsaugos bei susiję įstatymai valstybėje narėje. Viena problema, kai oro skrydžių valdytojai yra valstybės tarnautojai. Kita problema, kad kai tai yra įmonės, tai yra verslo atstovai. Ačiū už klausimus, ačiū. Tai yra skirtingas problemos.